Kaljano LT džiaugiasi galėdami jums pristatyti naująjį Aladin Kaljano modelį Tokijo. Šis kaljanas siekia net 91 cm aukštį, yra labai didelis. Kaljano dalis pagamintos iš nerūdijančio plieno. Būtent šis sujungimas, kaljano stiebas, vamzdelis ir lėkštutė. Kaljano vamzdelis, lyginant su senesniais modeliais, kurie buvo gaminti prieš metus ar dviejus, yra daug storesnis. Taurelė yra keramikinė glazūruota, skirta rūkyti tabakui ar tabako pakaitalams, kaljano želė ar akmenėliams. Šlangelė yra tradicinė, kaip ir visos Aladin šlangelės prie kaljanų. Kolba yra labai sunki ir labai graži. Sunkumas tai duoda stabilumą kaljanui, kad jisai nevirstų, nekristų rūkant ir būtų stabilus, kad galų gale nesudužtų. Čia parodysime, kaip kaljaną reikia surinkti. Tai vat, į tą pagrindinį sujungimą sukame kaljano vamzdelį, jį įstatome į kolbą, užsukame sriegiu, tada paimame kaljano pagrindinį stiebą, jį įsukame taip pat į sujungimą, uždedame kaljano lėkštutę, taurelę, kišame šlangelę. Čia matote jau surinktą mūsų Tokijo kaljaną. Jis tikrai yra ganėtinai aukštas, gal to aukščio tiek ir nesimato per šį video. Tačiau galime parodyti, kokia yra graži ir spalvota kaljano kolba, šlangelė ir stiebas. Būtent stiebo dizainas yra labai naujas ir gražus. O kaljano kolba yra mėlynos, rožinės, raudonos ir oranžinės spalvos. Gal labiau netgi purpurinė negu mėlyna apačioje. Tai telieka jums užsikurti kaljaną ir mėgautis juo. Išbandykit.